C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Trenerio paskutinis namų mačas pasiūlė šiame sezone, kokios mintis prieš jį. Mintis, aišku, mes vis tiek norim tą geriausią teigiamą natą uždaryti Europos sezoną namie. Aišku, liks dar vienos rungtynės išvykoje, bet tikrai suprantam, kad tas sezonas buvo su daug tų bangavimų, taip kad, aišku, visų pirma norisi, kad ir ne dėl, sakykime, ne tiek galbūt dėl skaičiaus tų fanų, bet dėl tų fanų, kuriuos mes prisijaukinom per šiuos metus norisi, kad būtent dėl tų atėjusių žmonių visų pirma teisingai uždaryti tą sezoną namie ir aišku patiem, tiek turėjom tų rūpesčių, kad tos kiekvienos rungtynės, kiekviena pergalė ir kokybiškos rungtynės mums, kad duotų tą postumį tolimesniam kovom. Kuo bandot motyvuoti šiaip komandą, nes kaip ir pagrindinis tas tikslas šiaip kitą etapą yra neįgyvendintas, bet dar ir tos dviejas rungtynės prieš. Taip, sutinku, bet iš kitos pusės yra skirtumas, ar tu liksi 7 ar 8 ir aš manau tos motyvacijos, vėlgi žaidžiant tokiam klube ir žaidžiant europiniam turnyre galų gale yra ir kitų metų kontraktų reikalai visiems ir panašiai, tai manau, kad visi supranta, kad nebuvom, kaip sakyti, geriausios formos tiek individualiai, tiek kaip komanda paskutinius keletą mėnesių, tai aš manau, čia ir yra ta didžiausia motyvacija, kaip ir minėjau, prieš tai po kelių rungtynių, kad parodyt, kad mes nesam tokie blogi, kokie buvom paskutinės tas rungtynės. Apskritai, jums perėmus komandos vairą, 2 tokios stiprios pergalės, gera kova su Žalgiriu, ką pavyko pakeisti per šitą laikotarpį, įvesti savo jau žaidimą? Pasakysiu atvirai, nieko naujo, per tiek laiko tu nelabai ką prikursi, aš taip skaičiuojant bendrai, turbūt šiandien aš turėsiu 3 treniruotę, tokią jau pilnesnę per tą jau daugiau nei savaitę, tai realiai fiziškai tu nelabai kažko prikeisi, aišku, tam tikri momentai yra, kuriuos aš matau, tų idėjų tikrai jų yra, bet to pačiu suprantam, kad ir žaidėjai nėra robotai ir mes negalim tiek prikišti tos informacijos, kada tu žaidi, sakykime, praeitą savaitę turėjom 3 rungtynes prieš 6 dienas ir kad jie viską suvirškins, tai jie nėra robotai ir tikrai dabar esminis momentas, aišku, čia visi aplink kalba, tai motyvacija, ta emocija, čia labiausiai akivaizdžiai tas yra pakitę, tai yra kažkiek normalu, bet reikia suprasti, kad tos emocijos irgi jos kažkada baigsis ir mes tą suprantam, manau žaidėjai irgi tą supranta ir tiesiog žiūrėjimas yra iš vienų rungtynių į kitas. Kas jūsų akimis galbūt nulėmė tą rezultatų tokį šuolį į viršų per tas pastarąsias 3 rungtynes? Kažkiek gal, aišku, pasikeitęs ir tas, kaip sakau, visą laiką kietumas ir agresyvumas, ypatingai žaidžiant mūsų lygoje, prieš daugumą tų komandų. Kartais tau nereikia didelio, kaip sakyt, gudravimo, tau tiesiog užtenka su teisingu mentalitetu pažiūrėti tas rungtynės, su juo ateiti ir aš galvoju tiek žaidžiant su Žalgiriu, tiek su Neptūnu šeštadienį mes su juo atėjom, o Europos tauriai, ką žinau, tos rungtynės Venecijoje, vėlgi Venecijos lėmė daug, mums kaip ir nieko, bet manau vėlgi žaidėjai, tai kad ir išvyka ir mes jų neturėjom, sakykim, tų gerų išvykų, tokių solidžių išvykų šiais metais jie vėlgi norėjo, manau, pasirodyti. Tai daug tų tokių faktorių, bet sakau, aš nenoriu čia kažko dabar labai susijęt, nes yra per trumpas laiko tarpas, visi tą supranta. Po rungtynių su Žalgiriu sakėt, kad viskas dar labai šviežia, dabar jau turbūt buvo kažkiek laiko ten susigulėti visiems tiem dalykam. Tai jau yra sprendimas kažkoks, ar jūs liekate iki sezono galo ir treneriu, ar ne? Kol kas to sprendimo nėra. Ką ir sakiau, po rungtynių su Žalgiriu lygiai tas pats. Aš turiu kontraktą kaip trenerio asistentas šiai dienai ir taip yra. O dėl sudėties Ado Iškevičiaus sugrąžinimo ar papildymo kažką teko apkalbėti, ar ne? Kol kas dar, sakykime, dauguma klausimų liko neliesti. Kuri pergalė buvo svarbesnė iš tikrųjų prieš Šumano ir prieš Neptūną? Abidvi, aš dar palyginus nesu jau tiek patyręs ir daug laimėjęs treneris, kad aš nesidžiaugčiau pergalėm. Ir kai vienas mano kolega, vienas labiausiai patyrusių trenerių Lietuvoje yra pasakęs, reikia džiaugtis kiekvieną pergalę. Tai aišku, vėlgi, sakau, suprantu, kad čia nebuvo laiko nei ten švęst, nei dar kažką, bet sakau, buvo maloni visų pirma ta žaidėjų reakcija, kurią jie parodė tiek Venecijoje, tiek žaidžiant su Klaipėda. Dar vienas klausimas užduodiniu, vis tiek esate jaunas treneris ir dabar tenka susidurti su tokia situacija, kad treniruoja tokį žaidėją kaip Jeffrey Tayloras, kuris nėra žaidęs realią NBA. Ar nėra pačiam kažkiek jaudulio vadovauti tokiems žaidėjams ar kažkokio tokio, nežinau, prieskonių? Aš vis to laikiausi ir daug kas manęs to klausė ir prieš 2 metus
kaip ta pati situacija buvo, nu jeigu tu bijai, tai tu neik tada, ar ten tu jaudinėsi. Tai tas jaudulys, nu kažkiek jisai, aišku, aš manau visiems yra, nu kažkiek normalus ir prieš rungtynes. Bet vėlgi mes su Jeffu ne tik šį sezoną ir jau praėjusį sezoną man pasijungus iš štabą, jau Jeffas buvo komandai, tai kaip ir su kiekvienu žmogum, su kiekvienu žaidėju tu turi rasti ryšį, prie vieno priėjimas yra vienoks, prie kito kitoks ir Jeffas yra neišimtis ir mes, kaip sakyt, bandom viską daryti tam komandos labui. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.